Aš laikau, kad vadovas turi tokią komandą, kokios nusipelnė. Dažnai man vadovai sako, kad maniškiai nesavarankiški, jie neatsakingi, susitarimų nevykdo, aš prašau kažkaip tai aktyviau, kažkaip tai daugiau, kažkaip kitaip, jie pokyčių vengia ir panašiai. Jeigu nepatinka, kaip elgesi ar kokį požiūrį turi tavo pavaldiniai, pažiūrėk į veidrodį ir savęs paklaus, kaip tu tokius sukūrei. Kodėl sukūrei? Tu atrodo nieko nedarei. Bet tiesioginis vadovas turi didžiausią įtaką į darbuotojų kultūros formavimą. Ir iš tikrųjų arba tu savo elgesiu, arba kaip tik toleravimo kažkokio tai elgesio formuoji ir skatini tam tikras savybės. O šitą sakinį galima kažkur tai užsirašyti ir pasikabinti virš vadovo darbo stalo. Neatsakingo elgesio toleravimas skatina neatsakingą elgesį. Tiesiog gal tu nieko ir nedarei, kad jie neatsakingi, bet tu toleravai tą elgesį. Jeigu tu kažką tu toleruoji susitarimų nevykdymą, toleruoji vėlavimo susirinkimus, užtenka, kad toleruoji, tuo tu skatini, tuo tu prisidedi prie tos kultūros formavimo.